Sveiki atvykę į Tarp eilučių jaunimo podcastą, kuriame kalbame atvirai apie temas, kurios ne tik aktualios, bet ir jautrios. Tai šiandien mūsų epizodo svečias yra Gabrielius Gečas. Labas, Gabrielius. Labas, malonu. Tai jis yra jaunimo ir vaikų teisių advokacijos atstovas. Jis yra buvęs ES vaikų dalyvavimo platformos vaikų tarybos narys bei ES dalyvavimo platformos patariamosios tarybos narys. Ir taip pat aktyviai veikia įvairiose jaunimo organizacijose bei pilietinėse iniciatyvose. Tai ar gerai pristačiau maždaug? Taip, iš tiesų vis dar esu vaikų patariamosios komisijos narys, bet jau kai sueis 16 metų, tai mano kadencija baigsis, tai tos pareigos ir įdengs. Gerai. Tai mes šiandien su Gabrieliu kalbėsime apie jaunimo įsitraukimo svarbą, atstovavimo teisės ir tai, kodėl jauno žmogaus balsas turi būti girdimas. Tai visų pirma, tu esi 11-okas, taip dabar? Tikrai taip. Kaip tu sugalvojai užsiiminėti visą šitą veiklą, visų to atstovavimu? Tai iš tiesų tai atėjo natūraliai. Aš nuo labai jauno amžiaus domiuosi politiką ir tas tokia progresija, kur iš politikos tikrai domėjausi aktyviai, prisijungiau prie jaunimo organizacijos, kad galėčiau toliau gilintis į tai, kas man įdomu. Po to buvo progresija iš būtent jaunimo organizacijos veikimo vienam skyriuje, gavau galimybę atstovauti Gelbėkit vaikus būtent Europoje. Tai gavau patirties pirmą būtent savo skyriuje jaunimo organizacijos Vilniuje ir tuomet aplikavau ir gerai pasirodžiau ir patekau į ES vieną iš platformų. O kiek tau metų buvo, kai pradėjai visą tai? Tai šiaip jaunimo advokaciją pradėjau labai anksti, aš parlamentuose priklausiau ilgą laiką, bet jaunimo organizacijai prisijungiau, kaip ir teisės aktuose nurodyta, kad nuo 14 metų galima, tai tada ir prisijungiau. Aišku. Tai aš tikiuosi, aš manau, kad dauguma nežino, kas yra visos tos ES vaikų dalyvavimo platformos vaikų taryba. Tai gal galėtum papasakoti, kas yra ES vaikų dalyvavimo platformos vaikų taryba ir ką ten veikia? Taip. Šita platforma tikrai nėra žinoma, nes jos tikslas nėra atstovauti ES vaikams, bet atvirkščiai atstovauti jaunimą ir jaunimo organizacijas, ES institucijoms ir komisijai. Pati platforma prieš 3 metų buvo inicijuota Europos komisijos, buvo kelios teigiamosios organizacijos, tai iš Lietuvos buvo Gelbėkit vaikus, kurie dabar jau prie tos pačios platformos Lietuvoje yra Lietuvos moksleivių sąjunga ir dar kelios organizacijos, bet pati platforma, tai jos tikslas yra atstovauti organizacijas ir organizacijos deleguoja jaunus asmenis, tai natūraliai gaunasi, kad yra atstovavimas ir jaunų asmenų tam tikros teisės ir jų nuomonė būtent Europos Sąjunga, Europos komisija ir jų būtent institucijos. O kaip vyksta visas tas atstovavimas? Ką jūs ten, veikiate? Ar jūs gyvai sutinkate, ar suskambinate nuotoliu, ar, paštu? Tai pati ši platforma turi kelis kaip ir organus. Tai vienas yra vaikų taryba, kuri yra sudaryta vien iš vaikų, kas vaikai yra iki 18 metų, dėl to platforma vadinasi vaikų, nes teisiškai tai yra vienintelis terminas, kuris kaip yra prie beta jauną asmenį, į kurį yra nukreipta ši platforma. Tai vaikų taryboje yra labiau tokie day-to-day klausimai, kur logistikos sprendžiami renginiams, nes kas 2 metus vyksta generalinė asamblėja, kurios metu būtent susirenka visos tos jaunimo organizacijos ir jų delegatai ir kelia svarbius klausimus. Tai kitas organas šios platformos yra ta patariamoji komisija, kuri yra sudaryta iš jaunų asmenų ir institucijų atstovų ES. Tai aš asmeniškai atstovau būtent šią platformą, jos pačios platformos patariamoji tarybai, komisijai. Tai kartu ten susitikinėdavom su institucijų atstovais, su eurokomisarais, ES parlamento vicepirmininkais. Tai tikrai platforma pati turi labai daug rolių ir ją įsitraukia daug skirtingų grupių, tai yra organizacijos ir vaikai. Gerai. O dabar, biškį perinant dabar jau prie kitos temos,
ką tau reiškia vaikų ir apskritai jaunimo atstovavimas ir dalyvavimas politikoje? Tai būtent ta jaunimo dalyvavimas politikoje ir galėjimas save reprezentuoti ir atstovauti, užsiimti advokaciją įvairiose lygmenyse, tiek ir ES, nacionaliniu, regioniniu mastu, įgalina jauną asmenį ginti savo teises ir daryti ne tik, kad tau būtų geriau, bet ir tavo bendruomeniai, tavo draugams. Taip pat duoda be galo daug kompetencijų, žinių ir padeda ateityje būti aktyviu piliečiu, žinoti, kaip veikia valstybė, taip pat ir būti bendruomenės dalimi, tai tikrai daug duoda. O tai tu visada taip mąstydavai, ar pasikeitė tavo šitą nuomonę, kai tu būtent pradėjai ES atstovauti? Aš visada maniau, kad yra svarbu atstovauti savo nuomonę ir savo interesus, kad tai yra kiekvieno asmens ne tik teisė, bet ir pareiga. Tai visada tikėjau, bet nuvykęs ES, tai tikrai supranti, kad gali veikti ne tik nacionaliniu, kur Lietuva šiaip maža šalis ir be galo nedaug žmonių ir gali per vieną rankos paspaudimą būti nuo bet kurio politiko, bet gali ir tokioj dideliai biurokratiniai sistemoje kaip ES reikšti savo nuomonę ir prisidėti prie sprendimų priėmimų, prie savo matomų problemų savo bendruomenėje mažoje, kaip Lietuva, kaip Tauragė, ir ieškoti sprendimų kartu su tikrai įtakingais ir galingais žmonėmis politikoje. O kada tu suvokiai, kad tu kaip jaunuolis gali kažką iš tikrųjų pakeisti ir kad tas jaunų žmonių balsas tiesiog nėra kaip, reikia atstovauti jaunuolius, tai pakviečiam, tegul pabūna, pasako kažką ir, kada supratai, kad iš tikrųjų svarbu ir kad iš tikrųjų galima kažką pasiekti? Tai mažus pokyčius tikriausiai pastebi kiekvienas mokykloje, bet kalbant apie tokius didesnius pokyčius ir kur tikrai jautiesi į tam tikrą nuostabą ir pasidžiavimą, kad tu turi tokią galimybę. Tai buvo toj pačioje ES vaikų dalyvavimo platformai, kur aš nuvykęs 15 metų į pirmąją generalinę asamblėją pačios platformos, teikiau, aktyviai dalyvau ten workshopuose, pats iš Lietuvos atsivežiau tuo metu ir dabar dar yra tokia populiari idėja kaip POU16. Ją pristačiau savo grupėje, vėliau ir visam generalinį asamblėjai, kur buvo keli šimtai žmonių. Ir mano idėja buvo atrinkta balsavimu ir tiek ekspertų tapti pačios platformos veiklos dalimi. Tai buvo pasirinkti 4 dalykai per 2 metus į veiklos planą. Tai vienas iš šių dalykų buvo POU16 ir demokratijos stiprinimas, dėl kurio dėka iš tiesų gavau tą šansą atstovauti ją ir pačios platformos patariamoji tarybai. O tu sakei, čia tavo idėja pristatė ir ją nubalsavo, taip? Pati idėja, aišku, nėra mano, čia yra populiari jau, bet taip, aš buvau... O kiek buvo dar tų idėjų, kad suprastų žmonės, kokia konkurencija tu buvo? Be galo daug, iš tiesų ten keliasdešimt galbūt netgi. Ir taip pat daug jaunuolių ir daug skirtingų nuomonių ir diskusijų. Tai tikrai buvo gera patirtis, ne tik suprantant, kaip veikia sistema, bet ir įgaunant tam tikro pasitikėjimo ir žinių, taip pat kaip veikia sistema, tai tikrai daug. O dabar grįžtant prie Lietuvos, kaip manai, ar Lietuvos visos institucijos, nežinau, ar jos išklauso jaunimo, ar tiesiog taip apsimeta, įtraukia ir, pasakėt gerai, mum taškai, mum liuks ir eikit daryti, ką norit, mum nesvarbu. Taip. Aš manau, kad Lietuva, vėlgi, grįžtant prie dydžio, kad yra maža šalis, kad tikrai esame arti sprendimų priėmėjų ir veikia aktyvios šiaip jaunimo organizacijos, stiprus sąjunga jaunimo organizacijų. Tai jeigu nori, kad tavo būtų problema išgirsta, tikrai yra būdų. Taip pat yra kiekviena savivaldybė turi jaunimo reikalų tarybas, kurios irgi yra įgaliotos atstovauti jaunimą. Ir tokių idėjų kaip jaunimo reikalų tarybos ne visi turi, tokias tarybas, tokias komisijas. Tai žiūrint didesniu mastu esame gerai, jeigu žiūrint europiniu mastu, net pasauliniu. Aišku, yra kur tobulėti ir kiekviena institucija turi dar kur eiti ir ne visos institucijos turi
patiriamasias komisijas vaikų, kai kurios dar neturi arba nemato prasmės jose. Tai tikrai, jeigu yra motyvacija, yra kur tobulėti, bet žiūrint didesniu mastu nėra blogai Lietuvoje. O tai vis tiek dirba Europos Sąjunga, kaip lyginant su Europą, su kitom šalim, kaip atsakytum? Tai pačios atstovavimo platformos, kur jaunimas gali įsitraukti, labai skiriasi visur, bet Lietuvoje turime tokių unikalių idėjų, kurios semėsi kitos šalis, gerosios patirties, tikrai turime daug kur perteikiam. O šiaip ir tos platformos skiriasi, kur gali pasireikšti jaunas asmuo savo šalyje, nes yra problemos labai skirtingos. Ten nepalyginsiu Rumuniją su Lietuva, nes Rumunijai daugiau problemų su švietimu, su regionuose, pavyzdžiui, kad sunku, arba net yra daug žmonių, daug jaunų asmenų, kurie neina į mokyklas ir nėra institucijų, kurios tai spręs. Tai Lietuva turi savų problemų, dėl to turi savų institucijų, savų tokių platformų ir tarybų, kur įtraukiamas jaunimas, bet kitos šalės neturi ir kai kurios pasiema gerą praktiką iš Lietuvos. Tai taip pat minėjai, kad tu pristatei tą Vote 16 idėją ir iškilo. Tai kas nežinot, Vote 16 yra tokia, nežinau, mintis, kuris siūlo mažinti balsavimo amžių, kad žmonės nuo 16 metų galėtų balsuoti tiek miestų rinkimuose, kaip dabar suprantu, miestų planuoja, bet toliau jau nacionalinį lygmenį didinti. Šiuo metu yra idėja būtent savivaldos rinkimuose, tai yra merų ir tarybų. Kitos šalis turi, kaip Vokietija, pavyzdžiui, kad 16 metų gali balsuoti Europos parlamento rinkimuose, tai renkant europarlamentarus. Tai būtent šiuo metu Lietuvoje yra kalbama savivaldos rinkimus. Bet ir aišku, jeigu pasiteisins, jeigu matysim, kad yra aktyvesnis asmuo, tai galbūt ir tobulė. O tu kaip su tuo dirbai, tu išgirdai daug, ir pats tikiu, kad turi daug argumentų už tą Vote 16, tai papasakok, kodėl reikėtų būtent sumažinti tą balsavimo amžių? Taip, tai ir aš esu be galo daug argumentų. Esminius. Taip, tai vienas iš tokių tikriausiai būtų gerosios praktikos iš kitų valstybių. Taip pat svarbu ir tai, dabar aišku, yra svarbu priešti, kad yra didelis aktyvumas jaunimo tarpe, bet galima suprasti iš tos pusės savivaldos rinkimuose, kad daug jaunų asmenų pabaigę savo mokslus regionuose išvyksta į didmiesčius studijuoti. Tai savaime jie nutola nuo savo regiono problemų ir būtent ta amžiaus pamažinimas iki 16 metų leistų dar būnant savivaldybėj, dar mokantis dalyvauti rinkimuose ir balsuoti. Tokiu būdu vis dar tas jaunas asmuo yra šalia savo bendruomenės ir mato problemas. Taip pat pasidarytų jaunas asmuo rūpėtų dar labiau sprendimo priėmėjams, žinant, kad turi tikrai balsą ir gali balsuoti ir jų nuomonę irgi reikia atsižvelgti. Bet taip pat tikiu, kad yra tekę ir girdėti ir pasisakymų prieš tą Vote 16. Ar daug tokių pasitaiko? Faktas, tai, kad šiuo metu dar nėra priimta, rodo, kad yra skirtingos nuomonės. O kokie būna tie argumentai? Kodėl palikti 18 ar, nežinau, padidinti, abejoju, kad kažkas siūlo padidinti? Taip, vis dar yra argumentai, kad galima šlipinuką nupirkti jauną asmenį. Bet gali ir suaugusi. Tai faktas, gali ir močiutę nueiti šlipinuką nupirkti. Čia nėra argumentas, bet yra naudojamas. Ir aišku, dar yra dalykas, kad labai neaktyviai jaunas asmuo eina balsuoti, tai nematoma yra prasmės, bet tokie dalykas kaip Vote 16 gali ir rodo tyrimai, aš aišku dabar necituosiu, aš nelabai turiu tokių prie savęs duomenų, bet kad jeigu išsivysto tokia kaip ir tradicija eiti balsuoti ir į rinkimus žiūrėti kaip į šventę nuo jauno amžiaus, tai asmuo yra labiau linkęs eiti balsuoti ir tai, kad taptų tradicija jo vėlesnėse amžiuose. Tai aišku, reikia kartu ir tobulinti švietimo sistemą, pilietiškumo pamokas, nes jos šiuo metu nėra pritaikytos ir ne visose mokyklose jos yra vedamos, labiau žiūrimos kaip nesvarbios, ar tai tokios pailsėti pamokos skirtos. Tai vystant švietimą, tikiu, kad ir jaunas asmuo būtų aktyvesnis ir tai spręstų tam tikras problemas, su kuriuom susiduria dabar. Čia švietimas yra, nes man pasisekė, aš turėjau labai gerą pilietiškumo mokytoją, kuri tikrai įdomiai pravesdavo pamoką, supažindino mus su visa balsavimo svarba ir kodėl tai reikia. Ir
pritariu tau, aš tikrai manau, kad jeigu nuo jaunesnio amžiaus žmonės pradės, tai taps įpročiu ir tiesiog savaime eis ir balsuos, nes Taip, nu, mažas įtraukimas dabar jaunimo yra taip. tikrai taip. Taip, o vis tiek gal tu sulauki kritikos apie tas įvairias jaunimo iniciatyvas, ar negalvoja kokie kiti žmonės, kad jos yra per daug naivios ar nerealios, kad negalvoja, kad jūs per daug užsibrėžėt ir per daug tikitės pakeisti? Iš tiesų tai ar naivios, tai tikrai nemanau. O tas, kad jaunimas yra ten idealistas ir kažkas turi sunkiai vykdomus tikslus užsibrėžęs, tai aš manau, kad būtų labai liūdna valstybėje, jeigu jaunas asmuo ir šiaip pilietis jau nuo jauno amžiaus manytų, kad valstybė yra linkusi žlugti ir nereikia pačiam įsitraukti ir bandyti spręsti problemas, kurias tu matai. Ir būtent būnant motyvuotam ir nuo jauno įsitraukiant ir bandant spręsti galbūt problemas, kurios yra sunkiai įsprendžiamos jaunam asmeniui, tu įgauni tam tikrus įgūdžius ir tu tampi pilietišku asmeniu, kad ir sunkiai vykdoma vis tiek, tu eini bandai, vystaisi kaip asmenybė ir tai tikrai tas idealizmas jauno asmens yra netgi pozityvus dalykas žvelgiant. Taip, tai čia jaunas žmogus taip turi tikėtis, kad reikia bandyti pakeisti. Manau, kad visiems reikia, bet jaunas asmuo dar tikrai neturi priežasčių. Politikai, vis tiek visą pokytį reikia padaryti per politikus, per balsuojant ir taip toliau, bet ar patys politikai negalvoja, kad per daug mes norim pakeisti? Taip, vis dėlto vis dar yra tas, kad dar tau pienas nuo lūpų nenudžiuvo, daug kas ten ir mano, kad gal čia yra iš sovietmečio likęs palikimas, kad jaunas asmuo nelabai turi ten teisės eiti, rinkti savo nuomonę sakyti, bet čia reikia keisti tą nuomonę ir būtent aktyviai įsitraukiant, einant į įvairius, reiškiant savo nuomonę demokratiniais būdais, taip naudojasi ne tik savo teisę, bet atlieki savo pareigą visuomeninę, būtent reikšti savo nuomonę, keiti politikų nuomonę ir tokie dalykai kaip protestai, ar tai yra, manau, kad labai pozityvus dalykas, kada jaunas asmuo, nes kitokių būdų šiuo metu neturi, kalbant apie tą iki 18 metų jaunimą. O dabar vis tiek reikia atstovauti jaunimo, kuom skiriasi, tu pasakai, kad yra skirtumų, bet kuom būtent skiriasi atstovavimas Europos Sąjungoje toje vaikų patariamoje, vaikų toje... Dalyvavimo platformoje. Taip, dalyvavimo platformoje ir apskritai nacionaliniu lygmeniu, nežinau, kokie yra esminiai skirtumai ir... Taip. Taip, tai lyginant, pavyzdžiui, pažiūrėjus, mažesnį, pavyzdžiui, Tauragės jaunimo reikalų tarybai, kuria irgi esu narys, tai ir Europos Sąjunga kaip didelį biurokratinį tokį darinį, tai yra daug sunkiau ir daug ilgiau trunka tas sprendimo ieškojimas ir radimas Europos Sąjungoje negu, pavyzdžiui, Tauragėje, kur bet kuriuo metu gali nueiti į savivaldybę ir bandyti spręsti problemą. O kalbant, pavyzdžiui, lyginant pačią nacionaliniu mastu ir Europos Sąjungoje, tai irgi nacionaliniu daug lengviau, nes yra labai prieinama visi asmenys, kurie yra prie sprendimų priėmimo, su kuriais gali kalbėtis, tiek ir vienmandatį išrinkti Seimo nariai Tauragėje, tiek ir meras ir toliau. Visada galėt kalbėtis, visada ieškoti sprendimų Lietuvoje. O kokie yra tie pagrindiniai būdai, kaip gali jaunas žmogus padaryti pokytį, nes, aš žinau, yra viena pasakyti, kad eik su Seimo nariu pasikalbėti, bet, yra sunku, kaip susitikti, kaip ten, nežinau, kad išklausytų tave, per kokias institucijas, aš nežinau, per kur reikia eiti, vis tiek turi patirties. Čia gal manyje tas idealistas kalba, kad įmanoma iš viso su Seimo nariais kalbėti, su dalimi tikrai neįmanoma, bet bandant ieškoti sprendimų, žiūrint į problemos dydį, čia priklauso, jeigu kalbant apie savivaldos lygmenyje, tai, pavyzdžiui, Tauragės lygmenyje, tai sprendimų galite ieškoti tiek ir į apskritąjį stalą, tiek ir jaunimo reikalų tarybą, tiek ir tiesiai pas jaunimo reikalų koordinatorę, kalbant apie jaunimo problemas. Jeigu kalbant apie nacionalinį lygmenį, tai yra ir jaunimo organizacijos, kurios veikia nacionaliniu mastu, dažniausiai priklauso su retom išimtim Lietuvos jaunimo organizacijų sąjungai, jaunimo tarybai, atsiprašau. Tai
taip pat turi didelį įtaką ta jaunimo organizacijų taryba, būtent sprendžiant nacionaliniu mastu problemas ir būtent jie apsiėmė Vote 16 klausimą, kurį šiuo metu tikrai aktyviai ir lobina Seime. Taip. O kaip tu manai, ar, vis tiek, aš manau, kad didžioji dalis jaunuolių neina ten atstovauti. Faktas, taip. O kodėl? Jie ar drąsūs nesijaučia, ar jiem tiesiog nesvarbu, nes, kaip minėjom, neturi tokio įpročio balsuoti, atstovauti savo nuomonę? Aš iš tiesų nelabai galiu komentuoti iš mokslinės pusės, bet mano nuomonė galbūt nesusiduria su problemomis, kurios atrodo, kad verta būtų eiti spręsti ieškant sprendimų ir jungiantis jaunimo organizacijas. Taip pat čia galima ieškoti kultūrų tarp pačių jaunimo organizacijų, kad galbūt nepritraukia ir nesuranda būdų, kaip pritraukti. Taip pat ir sunku yra pritraukti jauną asmenį, nes jisai šiuo metu, lyginant kokius kelis dešimtmečius atgal, kai tai kūrėsi jaunimo organizacijos, daug didesnis procentas jaunų asmenų priklausė joms. Šiuo metu tai tikrai jaunų asmenų, kurias įsitraukia į tą pilietinę visuomeninę veiklą, nerenka socialinių valandų, būtent dalyvaujant jaunimo organizacijose, tai nėra didelis. Tai čia yra problema tiek jauno asmens, tiek tikriausiai pačių organizacijų. Gerai. O vis tiek, kai tu atstovauji, yra tas baimė, tas jaudulys kažkoks, kaip tu pasiruoši, pasiruoši taip atstovauti? Aš manau, kad kaip vyksta visas tas procesas? Sunku yra pasiruošti tiesiog kažkokiam renginiui, tai turi būti nuolatinis domėjimasis politika, visuomeniniais reikalais, taip pat ir bendruomenės problemomis, tiek ir jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie Lietuvos moksleivių sąjungą, kaip pasiruošimas, pavyzdžiui, jiems renginiams, jų renginiams, tai tikriausiai kiekvienas mokyklos parlamentas turi domėtis pirmą savo moksleivių problemomis, kad žinotų, dėl ko ir ką jie eina atstovauti ir kokios problemos yra aktualiausias jiems. Tai tas pats yra atstovaujant nacionalinio arba Europos Sąjungos lygmeniu, kai turi žinoti, kokios problemos yra aktualios šiuo metu Lietuvai, arba kas tau pačiam galbūt atrodo yra aktualu, nes pats duomenų nesurinksiu tokių, ir eiti ir daryti viskas, kad būtų tos problemos išgirstos ir pradėtas spręsti jas. Gerai. Dabar pakalbėjome apie tos rimtus klausimus, dabar prie tokių gal, nežinau, įdomesnių, labiau sujaudinančių, tai ar tu esi susidūręs su tokiu įvykiu, kad tavo nuomonę atmetė, kažkas neišklausė, nežinau, vien dėl to, kad tu esi jaunas. Ir ką tu darai, kaip reagavai? Šiaip viena priežasčių, dėl ko aš prisijungiau būtent prie jaunimo organizacijų ir pradėjau taip domėtis jaunimo politiką. Čia galbūt keistas įvykis, bet toksai buvo Algirdas Paleckis. Šiuo metu už šnipinėjimą priešiškai valstybė yra sėdi kalėjime. Tai aš Vilniuje išėjęs pasivaikščioti, jį sutikau ir turėjom konfliktą ir jisai jo buvo toksai, kad numojo ranką ir tu jaunas asmuo. Ir nuo to karto toksai buvo, kad norisi būti išgirstam ir nuo tada tikriausiai ir toks buvo mano lūžis, kada aš prisijungiau prie pirmos jaunimo organizacijos. Nes jau nuo tada domėjausi politiką, bet čia toks vienas iš atvejų, kai mane supydė, kad manęs nesiklausė, nes aš ten, bet buvo dėl ko. Taip, tai čia kaip buvau jaunas. O dabar, kai su kažkokiu, aš nežinau, kai tu jau atstovauji, kažką dalyvauji vis tiek, kai būtent su kažkokia idėja atėjai teikti, nes tada, kaip supratau, Taip. Šiaip tai... Ar yra labiau kažkur tikslingai tavęs neišklausyti, nežinau, ar taip įsireiškiau. Taip, tai šiaip tai vis tiek yra ribotas kiekis resursų, kurias Europos Sąjunga gali paskirti spręsti problemai. Tai dėl to renkamėsi 4 dalykai veiklos planai per 2 metus, o ne N tikrai, kurių gali pririnkti ir daug veikti. Nes tos įspręsti problemas, kur pasirinkam 4 dalykai, pavyzdžiui, Vote 16 klausimų, ten demokratijos stiprinimui, buvo vedžiau workshopus, daromos visos Europos Sąjungos mastu apklausos, kur surinko tikrai jau 3.0 zonai respondentų atsakymų. Tai yra labai ribotas resursas, kiek gali. Tai kartais, kai tu tiesiog eini siūlyti,
tiems politikams, ar tai kas sprendžia dėl kaip paskirstyti resursus, tenka rinktis ir automatiškai tavęs neišgirsta. Bet tai nėra asmeniška, tai tiesiog galbūt reikia suprasti, kad ne tik Lietuvos problemos rūpi ir kitų mastų, ir kitų šalių, ir ne visada problemos yra tokios pačios. Tai taip, dažnai neišgirsta, bet tai nereikia priimti labai skaudžiai, iš tiesų, bent jau aš nepriimu. O būna atveju, kai čia būna tokie, kaip tiesiog nespėja, nes išteklių nepakanka. Taip, tiesiog nepasirenka. Būna, kur piktybiškai, nežinau, ignoruoja. Būna žengiant visokius piketus, organizuoti kitokias pilietinės akcijas, tai būna, kad taip kaip imunitetas atmeta tiesiog tą kitokią idėją ir yra linkę ieškoti kažko, kaip tave įžeisi negu asmeniškai, negu būtent argumentuotai išreikšti savo nuomonę. Ir kai kuriems yra tiesiog lengviau naudoti tave bandyti asmeniškai kažkaip paveikti, negu reikšti savo nuomonę. Dabar, perinant jau prie pabaigos, tai kur tu save įsivaizduoji po 5 metų, jeigu tu jau prieš kiek tau dabar 17, prieš kelis metus jau pradėjai atstovauti, jau vis tiek iškilai gan daug, tai kokie tavo tikėsi, kad bus tolimesni žingsniai, ką tu dar nori pasiekti per... Asmeniškai aš jaunimo politikoje jau, kai su 18, jau nelabai žadu kažkaip aktyviai įsitraukti ir jeigu tik tai atsiras kažkokia šansas, galbūt ir įsitrauksiu, bet šiaip tai neplanuoju. Jeigu po 5 metų, tai čia bus 4 kursas, tikiuosi, arba 3, jeigu atliksiu ne JKVM, o būtent savanorių pajėgose, tai teisės tikiuosi fakultete. Įdomu, o ko tu palinkėtum kiekvienam jaunam žmogui gal... jaunam žmogui ko palinkėtum? Taip, palinkėčiau būti aktyviems savo bendruomenėse, drąsiai reikšti nuomonę, stebėti problemas ir eiti jas spręsti ir nesitikėti, kad kažkas gali spręsti už tave ir kad iš tiesų suvokti, kad tu esi dalis sprendimo ir tu turi eiti ir veikti, kad būtų tas sprendimas. Domėtis ir imtis iniciatyvos. Taip, tikrai taip, auksiniai žodžiai. Taip. Tai ačiū tau, Gabrieliau. Ačiū tau. Įdomu buvo pasiklausyti ir pasidalyti savo mintimis bei išvalgomis. Ir noriu dabar kreiptis į mūsų klausančius, tai kviečiu mus pasiekti socialiniuose tinkluose ir taip nepraleisti kitų epizodų, nes, kaip mes visada sakome, geriausi pokalbiai gimsta tada, kai pradedame skaityti tarp eilučių. Taip pat projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Europos solidarumo korpuso projektą Jaunimo aidas bei Tauragės rajono savivaldybė. Šis įrašas atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl nacionalinė agentūra ir Europos komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją. Ačiū. Ačiū tau. Viso gero.